dalį ir kalbėsime šiandien apie saugomas Lietuvos dieninių drugių rūšis. Ir su džiaugsmu noriu perduoti žodį vienam iš, turbūt nesumeluosiu, bet tikrai geriausiai žinomų Lietuvos drugių ekspertų Giedriui Švitrai, kuris ir pristatys šiandienos dalį. Tai per daug ilgai ir neužtempiant laiko, Giedriau, žodį perduodu tau. Labas vakaras, ačiū už žodį. Štai, mato tikriausiai ekraną. Čia darosi. Taip. Tai šiandien, kaip Eglė ir sakė, šnekėsim apie saugomas dieninių drugių rūšis. Reikia pažinti vis tik tai tas rūšis. Jeigu vykdysit stebėjimus, kad į kartas pasitaikytų tokios rūšis, būtų verta atkreipti jas dėmesį. Tas raudonoji knyga, kurios pagrindu, kuri paruošta, reiškia Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu, kuris buvo patvirtinęs 20 metais birželio 9 dieną. Ir toje raudonoje knygoje dabartiniai yra 27 dieninių drugių rūšis. Iš jų 9 rūšis saugomas ir pagal ES buveinių direktyvą. Štai, tos saugomos rūšis pagal IUCN, Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos kriterijus, suskirstytos į kategorijas pagal grėsmės laipsnį. Kaip matot, nuo kritiškai grėsmingos būklės rūšių, grėsmingos būklės, pažeidžiamų rūšių, arti grėsmės esančių ir tokių rūšių, kurios nekelia susirūpinimo. Taip ir matysim dabar, ar aptarsim šitas rūšis. Čia visiems pažįstamas machaonas, kuris įvertintas kaip nekelianti susirūpinimo rūšis. Čia matot visas jo vystymosi stadijas, išskyrus kiaušinį. Tad jauni vikšrai, matot, tokie juodi, su baltu diržu, taip sakykime. Suaugę vikšrai jau tokie visai geltonai dryžuoti. Ir išaugo gražus, su nieko nesupainiojamas drugys. Kaip matot, jisai paplitęs Lietuvoje beveik visoje teritorijoje, dėl to, aišku, jisai ir nekelia didesnio susirūpinimo. Kita irgi susirūpinimo nekelianti rūšis, raudonoje knygoje, yra juodasis apolonas. Skamba gražiai, taip išdidžiai. Bet irgi Lietuvoje ganėtinai paplitus ir plintanti rūšis. Anksčiau jinai buvo paprastai sutinkama tik vakarinėje Lietuvos dalyje, bet pastaraisiais metais jinai akivaizdžiai plinta ir siekia netgi pačius pietinius Lietuvos pakraščius. Taip, įstriža juosta plintanti į rūšis. Irgi sunku supainioti su kažkokiam kitom rūšim. Maitinasi rūteniais. Po poravimosi patelės išbarsto tos kiaušinėlius tiesiog atsitiktinai, galima sakyti, į pamiškės pievas, ten krūmuotus šlaitus, kur auga rūteniai. Ir vikšrai patys susiranda maisto. Štai, kita rūšis, kuri jau yra arti grėsmės, tai yra raudonmargė hesperija. Pagal paplitimą, jeigu matom žemėlapiuką, gan plačiai Lietuvoje sutinkama, bet susijusi paprastai su plačialapiais miškais, su miškų aikštelėm, pakelėm, o ten, kur auga visokios
varpiniai augalai, tai melvenės, smiltiniai ledrūnai, miškinės trupės. Ir išsiskiria tas, kad patinai labai tamsus, patelės šiek tiek margesnės. Nu ir yra viena panaši rūšis, apie kurią šnekėsim kitą savaitę. Toliau yra irgi juodoji hesperija, kur jau grėsmingas būklės, taip įvertinta raudona knygai. Ir reiktų pastebėti, kad taip pat pastaraisiais metais jinai plinta. Ir dabar kol kas, aišku, jinai labiau pietinė rūšis. Ir Lietuvoje dabar sutinkama pietų pietryčių Lietuvoje tik tai. Kol kas, bet tendencija plitimo, gal tas klimato kaita turi tam įtakos. Vikšrai maitinasi garždeniais, dvispalviais raženiais ir kitais pupiniais augalais. Smiltinė hesperija irgi grėsmingas būklės rūšis, tai yra rūšis, kuriai gresia išnykimas Lietuvoje ir iš tiesų jinai ir šiaip buvo labai reta. Pastaruoju metu irgi daugelį vietų, kur anksčiau buvo sutinkama, jinai neberandama. O šiaip sutinkama tokiuose sausose, kseroterminiuose šlaituose, ar tai sausose pievose, smiltpievėse, kur auga smiltinės sidabražolės. Ant jų deda kiaušinėlis ir visas lervas. Tai yra kelios panašios rūšis, dėl to irgi mes kitą kartą aptarsim, kuo jos skiriasi. Na, o čia irgi grėsmingos būklės rūšis. Tai yra rūšis, kurios Lietuvoje žinomos vos kelios šiuo metu gyvybingas ir labai nedidelės populiacijos. Tai yra šiaurinis auksinukas. Labai gražus rugys, ypač patinai, kurie turi tokį ir violetinį žvilgesį. Dažnai patelės taip pat kartais gana įspūdingos. Ir maitinasi tik tai ant paprastosios gyvažolės vikšrai, dėl to, aiškiai, jų paplitimas irgi susijęs su mitybinio augalo paplitimu. Tai, nors, sakykime, šiaurės vakarų Lietuvoje ta gyvažolė gana plačiai paplitusi, tačiau ši rūšis dėja tik tai pietrytinėje Lietuvos dalyje yra stebėta ir daugelį vietų taip pat jau išnykusi. Dėl to tikrai nykstanti ir reikalaujanti dėmesio rūšis, kuri beje įtraukta ir į ES buveinių direktyvos 2 priedą, tai yra jai steigiamas Natura 2000 teritorijos. Ir Lietuvoje taip pat. Kita rūšis irgi auksinukas, tai didysis auksinukas, kuris galbūt daugeliu jau yra pažįstamas, kadangi ryškus, apatinė sparno pusė labai šviesi ir dėl to, kai skraido, toks blykstelins, šviesus blykstis, kažkur tai blykščiajimas labai gerai matosi iš toli. Patinai tokie oranžiniai su juoda dėme, patelės, matote, yra taškuotos. Vėlgi matysim, kuo skiriasi panašios rūšis. Nors šita rūšis saugoma ir Europoje saugoma, buveinių direktyvos 2 priede irgi steigiamas Natura teritorijos šiai rūšiai, tai yra Europinio saugomo teritorijų tinklai priskiriamos teritorijos. Bet Lietuvoje yra paplitimas gana toks paplitusi beveik visoje teritorijoje. Tai iš dalies dėl to, kad ta rūšis, kadangi jinai direktyvinė, tai ir duomenų daugiau surenkama apie ją. Ir šiaip pakankamai daug tinkama tai rūšiai buveinių, kuriuose auga rūgštynės gudražolės, vandeninės rūgštynės, bukalapės rūgštynės, kurios šlapiose, drėgnose pievose, pamiškėse, paupiuose, paežerėse auga. Ir labai nesunku tą rūšį aptikti, jeigu specialiai ieškai pagal kiaušinius, labai specifinis
vaizdas, mes vadinam juos torčiukais, jeigu žiūrite, atset kairiam kamputyje kiaušinukai keli parodyti, tik aišku, čia didesni negu natūrai. Na ir po to išsritę vikšriukai, jauni vikšriukai specifiškai išgraužia rūgštynės lapus, o tokiais langeliais. Paskui suaugęs vikšras, didesnis vikšras jau toks solidesnis ir nesunkiai pastebimas. Taip kad tą rūšį galima aptikti gana nesunkiai, jeigu jinai ten yra. Toliau yra gensionis melsvys. Ši rūšis šiais metais paskelbta, entomologų draugijos paskelbta metų vabzdžiu ir renkama visokia informacija apie tos rūšies stebėjimus Lietuvoje. O ta rūšis ypatinga keliais aspektais. Vienas dalykas, jinai vikšrai maitinasi ant melsvųjų gensionų ir kaip mes lyg ir nustatėm, kad ir ant siauralapių gensionų Lietuvoje jau yra aptikta, yra stebėjimo faktai. O tie gensionai auga paprastai gerai iššildomose atviruose kalvų upių slėnių šlaituose. Ir jeigu pagal paplitimą pasižeidžiame lapiuką, tai paprastai didžioji dalis populiacijų rasta yra upių slėniuose, tai Neries, Nemuno, Dubysos, šiuo atveju čia tas šlaitas Dubysos slėnė, su gensionais. Ir tas drugys deda kiaušinius ant gensionų, matot. Viršų lapukų šalia žiedų, vikšrai išsritę įsigraužia žiedus, pumpurus, išgraužia žiedų vidų, ir pasiekęs tam tikrą ūgį, jisai krenta ar nusileidžia ant žemės, kur jos suranda ir nusineša į savo požeminį skruzdėlinuką mirmika genties skruzdėlės. O čia matot toks atidengtas toks skruzdėlynas su daugybė, kiek čia matome, apie 10 tokių jau paaugusių melsvio vikšrų, kurie yra maitinami, prižiūrimi skruzdėlių, nes jos įsivaizduoja, kad čia jų lervas. Ir toks specifinis prisitaikymas drugiams, nes tuo metu, kai jie ten sėdi skruzdėlyne, jie praktiškai saugus ir nebaisu, kas ten darosi žemės paviršiuje, ten ar gaisras, ar šienavimas, ar panašiai. Taip irgi, šiaip grėsmingos būklės rūšis, nes tokių populiacijų nėra daug ir tokios buveinės irgi faktiškai nyksta, nes užauga dažnai visokiais krūmais. Dar viena tos pačios genties, Kangarės genties melsvių rūšis, tai yra juodataškis melsvys, kuris irgi pasižymi panašią įdomią biologiją susijęs su skruzdėlėmis, tik tai kitas skruzdžių rūšis įvaikina šitų melsvių vikšriukus, kurie šiaip maitinasi, kol neatsiduoda skruzdėlėms, čiobreliais, raudonėliais, juodgalviam, pagrindinis mitybinis augalas tai čiobreliai. Ir dėl to jiems irgi reikalingos atviros, gerai šildomos, paprastai smėlingos buveinės, kur gausiai auga čiobrelių. Taip pat labai šiaip jau nykstanti rūšis visur ir Europoje, ir pas mus. Įrašyta į buveinių direktyvos 4 priedą. Reikia saugoti visur, kur nesutinkamas. Taip. Ir trečia tos pačios genties rūšis, kuris saugoma tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Buveinių direktyvos 2 priedė steigiamas tai rūšiai Natura 2000 teritorijos, priskirta šita rūšis pažeidžiamų kategorijai, tai yra kraujalakinis melsvys. Pats pavadinimas sako, kad mitybinis augalas yra kraujalakė, kuri čia matot fone irgi su ryškiom, beveik juodom žiedynų galvutėm. Ir drugiai deda kiaušinėlius į šitą žiedyną. Vikšriukas vystosi viduj, maitinasi žiedais, žiedo dalimis ir atėjus laiku vėlgi krenta ant žemės, kur jos suranda vėlgi
Mirmika genties skruzdėlės, kurios jos nusitempia į savo skruzdėlyną ir maitina, augina, prižiūri, kol drugys išsirita. Paplitęs, kaip matot, daugiau vakarų Lietuvoje, šiek tiek traukia iki Kėdainių rajono. Na ir kažkiek tai šiaurės Mažeikių, tam krašte taip pat sutinkama šita rūšis. Paprastai tai ir upių, dažniausiai upių slėniai. Štai dar dvi raudonosios knygos rūšis, tai yra žalsvasis melsvys, kuris priskirtas grėsmingos būklės rūšiai. Ir baltajuostis melsvys, kuris tiesiog arti grėsmės, tai yra jam didesnių pavojų nėra ir kaip tai galim pažiūrėti paplitimo žemėlapiuose. Baltajuostis melsvys, matom, paplitęs praktiškai visoje Lietuvoje, išskyrus kažkaip tai Suvalkiją ir ten kažkur tai ta pietvakarinėje Lietuvos daly kažkaip tai nesutinkamas, matyti ten nėra tinkamų buveinių. Ir labai lengvai atskiriamas pagal tą baltą brūkšnį apatinėje užpakalinių sparnų dalyje. Na ir maitinasi įvairiais snapučiais. Dažniausiai pelkiniai snapučiai, bet ir kitos snapučių rūšis tinka. Ir rados tokias, irgi dažnai ten upių slėniuose, senvagių šlaituose, pamiškėse, papelkėse, auga tie snapučiai ir ten, jeigu auga snapučiai, labai didelė tikimybė sutikti ir baltajuostį melsvį. Tuo tarpu tas žalsvasis melsvys tik sutinkamas pietų ir pietryčių, ar tai rytinėje Lietuvos dalyje, ten, kur sausi pušynai, sausos atviros pievas, taigi mėgsta labai sausas pievas, maitinasi liucernam, kulkšniam, dvispalviais raženiais, barkūnais, na ir kitais pupiniais augalais. Nors aišku, spektras turbūt nėra labai platus, nes rūšis turi ribotą paplitimą. Gal tai susijęs su klimato. Tai yra ten pietiniai Lietuvos daly, pietrytiniai, šiek tiek kitoks klimatas negu kitoje Lietuvos daly. Ir buveinių tokių kitur nėra daug. Štai dar viena tokia raudonosios knygos rūšis, labai reta, grėsmingos būklės, tai yra smiltyninis melsvys. Irgi žemėlapiuke matot paplitimą, kad vėlgi panašiai kaip aleksis, kaip tas melsvys, daugiau pietų, pietryčių Lietuvoje sutinkama, vėlgi ten, kur yra sausos, atviros sausos pievas, kur auga paprastieji perluočiai, kuriais maitinasi vikšrai. Tikrai rūšis labai reta ir didelė sėkmė, jeigu pavyksta kažkur tai aptikti naujas jų radavietes. Pačias stepinis melsvys. Vėlgi, pagal paplitimą matot, kad ta rūšis tik pietų Lietuvoje. Sutinkama ten, kur vėlgi auga dvispalvis raženas. O čia kairiam kamputį matote tas augalas, kurio maitinasi stepinio melsvio vikšrai. Ir jo paplitimas Lietuvoje irgi labai ribotas, faktiškai sutinkamas tik pietų Lietuvoje, sausose pievose, šlaituose, upių šlaituose, Nemuno šlaituose ir panašiose vietose. Patinas ir patelė, matot, gerokai skiriasi, patinai ryškiai mėlyni, su tamsiais juodais pakraščiukais, ar tamsiai rudais pakraščiais, gan plačiais. Patelė visa yra tamsi. Ten, kur jie gyvena, jų gali būti iš tiesų labai daug.
O čia vidury nuotraukai matosi kiek tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, net drugiai šiandien papuolė į kadrą. Iš tiesų būna tiesiog kartais esu matęs apkibęs visas augalas ant žiedų ir ant stiebų. Vakare, kai jis suskrenda į vieną vietą nakvoti, ten galima iš tiesų labai gausiai, bet šiaip labai lokalios populiacijas ir rūšis, aišku, nykstanti, priskirta grėsmingos būkliai, grėsmingų rūšių kategorijai, grėsmingai nykstančių, taip. Štai taip labai unikali rūšis, stepinis perlinukas, unikali to, kad Lietuvoje jos radimas praktiškai yra labai netikėtas aptikimas, nes pagrindinis arealas, tai yra paplitimas ir šios rūšies yra mažiausiai 300 km nutolusi nuo Lietuvos, tai yra ta riba, šiaurinė riba ir Lietuvoje jos atradimas tai siejamas su poledynmečio laikotarpiu, kai buvo ganėtinai šiltas periodas ir čia kaip reliktinės populiacijas. Deja, tos populiacijos Šventosios slėnyje, kur paprastai jinai sutinkama, buvo, daugelis jau išnykę, likę vos kelios tokios gyvybingos populiacijos, kuriams irgi nuolatinė yra grėsmė dėl pievų apleidimo, o tai reikalingas stepinės, įvairios žolės, stepinės pievas. Nes nebenaudojamas, daugelis iš jų užleidžiamas ir auga krūmais ir nebelikus buveinės rūšis nyksta. Tai čia tokia moksliniu požiūriu labai įdomi rūšis ir būtų tikrai verta šią rūšį Lietuvoje išsaugoti. Kaip matot, kritiškai grėsmingos būklės yra šita rūšis, tai yra iš tiesų gresia išnykimas. Tuo tarpu kita tos pačios genties rūšis, pietinis perlinukas, Lietuvoje gana plačiai paplitusi ir plintant, nors vėlgi panašiai kaip kad juodasis apolonas anksčiau buvo sutinkama tik tai vakariniai Lietuvos dalyje, tuo tarpu pastaraisiais metais jinai vis toliau į rytus ir į šiaurę sutinkama ir matom žemėlapis jau ganėtinai vos ne pusė Lietuvos jau yra apgyvendinta, pusė Lietuvos šita rūšim. Taip, kad jai kažkokios grėsmės didelės nėra, matyti sąlygos tinkamos, kadangi ir mitybiniai augalai plačiai paplitę, tai yra našlaitės, gervuogės, avietės, kuriomis maitinasi vikšrai. Žodžiu, šios rūšies kažkoks likimas labai didelio susirūpinimo nekelia. O čia 3 net rūšis sudėjau vieną lapą. Tai yra kairėje pusėje matote pietinį satyrą, kuris žinoma tik tai viena vienintelė vietovė, kuris dar sutinkamas, ar niekur kitur kol kas Lietuvoje ir nebuvo sutinkamas, kol kas tik Pabradės kariniam poligone, kur toks vaizdas, tai yra plikas smėlis, atvirus smiltpievės su įsitvirtinęs tokiais miltiniais šepetukais, tai yra tokios varpiniai augalai, neaukšti. Ir panašus, tai yra aviniai raičinai, miglės, taip pat gali būti šitos rūšies mitybiniais augalais. Pastebėti tą rūšį tokiam poligone ganėtinai sunku, jinai labai jautri, anksti pakyla ir tarp kitų tose vietose gyvenančių satyrų pasimeta tiesiog. Taip kad irgi tas atvejis, kai tik vienintelė vietovė, kur šita rūšis Lietuvoje yra žinoma, dėl to irgi priskirta pažeidžiamų rūšių kategorijai. Mat, dabar grėsmingos būklės rūšims priskirtas yra ir juodasis satyras. Jis iš tiesų tiek apatinė, tiek viršutinė šio drugio sparnų pusė yra juodas,
su raštu atitinkam. Apatinėje pusėje matot balta lenkta juosta, viršutinėje pusėje pakraščiai yra irgi šviesus. Vat ir sutinkama irgi labai lokaliai labai sausose pušynuose, kerpšėliuose, maitinasi raičinais, miškiniam strūgiam, vikšrai, aš turiu galvoju. Kitais varpiniais augalais ir vat, kas pernai dalyvavo dienių drugių ralyje, tai visi važiavo į vieną ir tą pačią vietą, kur patikimai rado šitą rūšį, fotografavo ir įskaitė į savo ralio sąskaitą. Vat, šiaip, sakau, jinai labai lokali, ten, kur gyvena, tai galbūt pastovi rūšis, kur buveinė išsisaugo, bet reikia paieškoti šią rūšį, kad suras Lietuvoje. Ir matot, paplitimas irgi rytinėje, pietinėje Lietuvos dalyje, kur vyroja pušynai. Taip, na ir šiaurinis perlinukas. Ta rūšis, kuri yra Lietuvoje rasta tik Čepkelių raiste, Čepkelių pelkėj. Ir paskutinis stebėjimas buvo tik vienas, po 2000 metų yra tik vienas šios rūšies stebėjimas. Ko gero, ta rūšis iš viso Lietuvoje gali būti jau išnykus arba ant išnykimo ribos. Nors įtraukta tik į tą neaukščiausią pažeidžiamų rūšių kategoriją, bet praktiškai tas klimato kaita, šiuo atveju tas šiltėjimas, yra nepalanki šiaurinio paplitimo rūšims, nes šiaurinis pelenukas jau jo pavadinimas sako, kad yra daugiau šiaurės rūšis, kuri ten paplitusi Skandinavijoje labiau. Na, tai jinai gali būti, kad ir išnyks Lietuvoje, keičiantis klimatui. O mintą irgi sunku pasakyti, kaip nurodo kaip pagrindinė augalą tekščią, nors Čepkelių rezervate praktiškai tekščią neauga, yra vos ten maži lopinėliai kažkada yra rasti, bet šiaip, tai turbūt nepakankamas kiekis, kad ant jo išsimaitintų šitos rūšies populiacija. Bet taip pat nurodomas ir spanguolės, ko aišku netrūksta, net beržai ir gluosniai. Nors sakau, aš pats bandžiau surasti tą rūšį Čepkeliuose, deja, nepavyko. Na, o kita tokia rūšis, kuri saugoma Europoje, buveinių direktyvos 2 priede, tai yra, kur steigiamas Natura 2000 teritorijos, tai yra auksuota išaškytė, kurios paplitimas irgi susijęs su pieviniu megaliu paplitimu paprastai. O pievinės megalės auga šarmingose žemapelkėse, melvenynuose, irgi tokiose pelkėtose, drėgnose pievose, vat kurių Lietuvoje toks deficitas ir nykstantis deficitas, kadangi daugelis tiek šitų šarmingų žemapelkių, tiek pievų užauga ir buveiniai pasikeitus rūšis nyksta. Jinai mėgsta, kad būtų toks mozaika šitų tinkamų buveinių, kad susidarytų metapopuliacija vadinama, kad daug tokių susisiekiančių per atstumą, susisiekiančių mažų populiacijų, kurios vienoje vietoje išnykus, tai populiacijai gali iš kitur jinai vėl išplisti, atsikurti, kai yra tokia mozaika. Kažkur nepasisekė kažkuriais metais kažkuriai populiacijos dalį, bet dėka kitų greta sėkmingai išgyvenusių populiacijos dalių gali atsikurti ir tose nesėkmingose metapopuliacijos dalyse. Bet ir čia matot irgi tą megalę, kaip jin atrodo, rudenį žydinti, deda kiaušinius po megalių lapų, išsiritę vikšrai gyvena tokiais lizduose, susikuria lizdą voratinklinį ir tokia visų būrių gyvena ir žiemoja tokiam pavydale, kaip vikšrų tokia lizdas. Tai saugiau tokiai būkliai.
Va, ir susisuktam lape tokiam žiemoja ir pavasarį, tada išlenda jau anksti pavasarį, šiuo metu tikriausiai tie vikšrai išsisklaidę ir dažnai jau kai saulėta, tai gerai matomi juodos spalvos, gerai iššyla saulėje, atšildosi, saulutė ir pradeda maitintis, baigia vystytis, va tokiais ir virsta lėliukiam ir kažkur taip gegužės gale, birželio pradžioje išsirita drugiai. Grėsmingos būklės, vardinta šita rūšis, tai yra, kad yra labai jautri. Na ir dar viena tos pačios genties rūšis, tai baltamargė šaškytė. Taip pat direktyvinė, tai yra antro priedo rūšis, steigiamas saugomas teritorijos būtent šios rūšies apsaugai. Skirtingai nuo auksuotosios šaškytės, tai jau daugiau miško rūšis, tai yra plačialapių miškų, kuriuose auga uosiai. Na ir vėlgi gyvena ne miško tankmėje, o miško pakraščiuose, pakelėse, aikštelių, reiškia miško aikštelėse, kurios ribojasi su miškais, kur auga uosiai. Ir paprastai tokiose vietose prisisėję yra uosių, jaunų uosiukų, pakelėse, tokiose miško pievutėse. Ir tie uosiukai yra pagrindinis mitybinis augalas šios rūšies baltamargės šaškytės vikšrams. Matot, kai kairiai viršui, ant apatinėje lapų pusėje padedame visą krūvą kiaušinėlių, iš kurių išsiritę vikšrai, visą uosio šaką dažnai apipina tinklu ir tam tinkle gyvena, maitinasi lapais iki vėlyvo rudens, tada jie nukrenta ant žemės, ko gero dažnai ir su visu šito lizdu, žiemoja. Ir pavasarį jau keičia savo gyvenimo būdą, maitinasi paprastai žoliniais augalais, tai valerijonais, veronikom, barškučiais, gysločiais, kupoliais. Ir krūmais, putinai, jeigu auga, sausmedžiai. Na ir aišku, jauni uosiai taip pat irgi pavasarį gali būti graužiami. Tai dėl to tai rūšiai išlikti svarbu, kad būtų uosiai, o uosiams žinot, kad yra grėsmė Lietuvoje, nes jas pažeidžia uosių maras ir daugelis miškų praranda uosius. Ir dėl to tai rūšiai taip pat kyla gana rimta išlikimo grėsmė. Išnykimo, tiksliau, grėsmė. Tai štai. Taigi, baltamargė šaškytė. Toliau yra labai reta grėsmingos būklės rūšis, tai yra mažoji šaškytė. Mažoji šaškytė, jums panaši į paprastąją šaškytę vizualiai ir iš tiesų kartais sunku atskirti tą rūšį nuo paprastosios šaškytės. Va čia, jeigu kairiai pusėje pačioj, jeigu matot pelę mano bėgiojančią, tai tupi dvi rūšis. Kairiai pusėje tupi patelė mažosios šaškytės, dešiniai tupi patinas, kuris bando kombinuoti prie šitos mažosios šaškytės patelės. Galite matyti, kad skiriasi dydis. Na ir jeigu labai įsižiūrėjom, matosi šiek tiek skirtinga čiuopiklių spalva. Tai yra ten plaukeliai, kuriais apaugę tie čiuopikliai šiek tiek skirtingai. Paprastosios šaškytės daugiau juodos spalvos plaukeliai. Na, o šiaip ta rūšis gyvena tokiuose sausose, ne visai sausose, gan įvairiažolėse pievutėse, žemažolėse, gal tiksliau būtų pasakyta, nes žemažolėse ir įvairiažolėse pievutėse, kurios dažniausiai upių šlaituose sutinkamos tokios pievutės, kartais žemyninėse žemažolėse pievose, taip pat šita rūšis yra sutinkama. Tokių buveinių labai nedaug belikę, iš tiesų, nes daugelis jų yra apleidžiamas, nešienaujamas, neganamas ir užauga krūmais, kitur yra suariamas, ten, kur jau nešlaituose. Ir rezultate
rūšis smarkiai nyksta. Ir iš tiesų didelis laimė, kad tai pavyktų dar rasti kažkur tai naujų šitos rūšies populiacijų. Žemėlapiukas, jeigu matot, irgi Lietuvoje sutinkama ganėtinai padrikai, vos tiek centrinėje, šiek tiek šiaurinėje dalyje ir pietinėje, žodžiu, išsibarstę radavietės. Mat ir iš tiesų gan sunku tą rūšį identifikuoti, dėl to tai irgi gali būti priežastis, kodėl tiek mažai žinių apie tą rūšį. Kita šaškyčių rūšis, tai tamsioji šaškytė, kurią iškart galim skirti, kad jinai yra labai tamsi. Viršutinė sparno pusė vos ne juoda. Tai vat su oranžiniam dėmelėm. Apatinė pusė irgi turi specifinius bruožų, kuo jinai skiriasi nuo kitų šaškyčių. Maitinasi valerijonais. Rašoma, kad paprastosiam gyvažolėm, siauralapiais gysločiai, netgi pelkiniam vinkiorykštam. Taigi tokių buveinių Lietuvoje yra ganėtinai dar daug, nėra labai kažkuo ypatingos. Bet ir dėl to paplitimas šios rūšies irgi Lietuvoje, matom, apima visą šalį, nors rasta jinai buvo prieš kelis dešimtmečius Lietuvoje pirmą kartą. Iš viso, iš šiaurės, gal tai labiau iš rytų pusės pradėjo plisti, rasta pradžioje buvo iš Švenčionių rajone, Ignalinos rajone, ten krašte ir per kelis dešimtmečius išplito, kaip matot, visoje Lietuvoje. Arti grėsmės esanti rūšis, tai prasme, kažkokios didelės grėsmės šios rūšies išlikimui nėra. Nu, čia dvi satyriukų rūšis, kurios abi saugomos. Pievinis satyriukas, nežinau, kodėl jis pavadintas pieviniu, nors jis sutinkamas žemapelkėse, tarpinio tipo pelkėse. Matai, labiau tiktų kažkoks, nežinau, labiau tiktų pelkinis satyriukas. Nu, bet tai toks pavadinimas lietuviškas kažkodėl tai duotas. Pievinis satyriukas, tai vat, kaip sakiau, jau maitinasi baltosiam saidrom, švyliais, viksvom, kuriom rūšim viksvų. Tai dėl to vat, irgi sutinkamas labai lokaliai tose būtent buveinėse. Paplitimas, matom, toksai keistas, vat, labiau vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje sutinkamas, na ir pietų, pietryčių, rytų Lietuvoje. Nu, matyt, ten tos buveinės labiau paplitę. Na, o kita rūšis, jeigu atsivertas pievinis satyriukas pažeidžiamas, tai yra vulnerable vadinamas pažeidžiamų rūšių kategorija priskirtas. Na, o rudakis satyriukas tai yra grėsmingos būklės, tai yra itin smarkiai nykstanti tiek Lietuvoje, tiek Europoje rūšis. Atrodytų, kažkaip tos buveinės lyg ir nėra labai kažkuo ypatingos, bet matyt, yra priežasčių, kodėl ta rūšis labai lokali, sutinkama paprastai miško aikštelėse, miško pievose, kurios dar išlikę, neužauga krūmais, nu ir net krūmotose tokiose, jeigu dar išlikę kažkokių atvirų plotelių. Net irgi radus tokia gana natūralią, ne kirtavietę, o natūraliai išlikusi kažkokia miško pieva ar miškapievė. Ten galime bandyti aptikti šitų. Taip pat ir tokiose tarpinio tipo pelkėse jinai sutinkama. Tai minta miškiniam strūgiam, raičynais, migliam, lendrūnais. Na ir matyt daugiau yra rūšių, kuriomis jisai gali maitintis, bet sakau, jisai labai lokalus. Bet kur gyvena, galima sutikti jų gausias populiacijas. Na ir paskutinės dvi Lietuvos raudonosios knygos dieninių drugių rūšis, tai yra kiotasis satyras ir pelkinis satyras.
Ta takiuotas satyra, kuris irgi, jo, kaip matom, iš paplitimo žemėlapiuko, jis paplitęs vos ne visoje Lietuvoje, ten, kur auga lapuočių medžio ir krūmų, nes jas sutinkama paprastai irgi miško aikštelėse, miško pakraščiuose, tai yra labai svarbus tas pakraščio efektas, tai yra riba tarp miško ir pievos ar kitokios buveinės, kur auga visokios, bet tai tos miglinė augalai, tai yra miškinės trūgės, raičynai, miglės, striepsnės. Na ir tokiuose lapuočių ir mišrių miškų pakraščiuose galim sunkiai aptikti šią rūšį, kurią iš karto pažinsite iš labai didelių akinių dėmių apatinėse ir viršutinėse sparnų, tiek viršui, tiek apačioj. Tiek viršutinė, tiek apatiniai sparnų pusėje. Ir ganėtinai stambus drugys. Taip kad, jeigu pastebėsit, nesunkiai tą rūšį identifikuosit. Tuo tarpu pelkinis satyras, ne veltui vadinamas pelkiniu, iš tiesų jis sutinkamas tik tai aukštapelkėse, tokiuose, kaip čia pavaizduota. Ir vėlgi įdomu, nors aukštapelkių yra pas mus ir centrinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyse, bet kol kas ta rūšis yra aptinkama tik tai pietrytinėje, rytinėje, iš dalies šiaurinėje Lietuvos dalyse. O kitoj Lietuvos pusėje, nors aukštapelkių, kaip sakau, yra, ta rūšis nėra aptikta. Vėlgi ten, kur rūšis gyvena, ją ganėtinai nesunku aptikti, nes jeigu tinkamu laiku jos ieškom, tai yra kažkur gegužės pabaigoj. Ir galima pakelti, vaikštant po pelkę, jos pakyla nuo pušų, paprastai tupia taip ant pušų kamieno ir arba maitinasi ant gailių, žiedų. Bet pakėlus, jisai toks faktiškai daugiau rūšių tokio dydžio dienių drugių aukštapelkėse nerasim, taip kad nesunku tą rūšį pastebėti ir identifikuoti, kad tai yra pelkinis satyras. Lietuvoje jisai yra, kaip matom, grėsmingos būklės, priskirtas grėsmingai būklė, yra įrašytas į griežtai saugomų rūšių sąrašą netgi. Dėl tokių faktiškai nykstančių buveinių, nes daugelis aukštapelkių jos keičiasi, nyksta dėl sausėjimo, dėl buvusios intensyvios melioracijos aplinkui aukštapelkę ar pačias aukštapelkes buvo bandoma nusausinti, paversti durpynais. Ir dabar netgi ta grėsmė yra. Tai štai, baigiam aptarti visas rūšis, štai visas jau sąrašėlis kartu. Ir ačiū už jūsų kantrybę.